Kaip čia sugebėjo taip susimalt, lab vakar. Žadėjau pirmą kadrą daryti, kai už Laholmą išjudėsiu. Nes dabar dar reikia užsukti kolonėlę, reikia parduotuvę, bet galvoju pradėsiu nuo švyturėlių. Nieko smarkiai neprisipirkau, iš namų pasiėmiau minimaliai taip, kiaušinių virtų, morkų salotų ir viskas nusiau iš namų. Nenorėjau imti, buvo labai skaniai padaryta valgyti, bet kažkaip nenorėjau. Stengos mažinti bulves, kad kaip kažkam gal poniškai skambės, bet stengos mažintos tokius maisto produktus, nuo kurių augs subinė. Tai parduotuvėje nusipirkau kelis bananus, varškės induką, mineralinio, duonos juodos su saulėgrąžom. Tai viskas. Nes primečiau, kad į Borlangę važiuoju, tai nežinau, ryte atsikėlęs rytoj dar fūrai turiu pasilikęs obuolių, granolos tos su jogurtu. Tai galvoju, rytoj ryte gal nueisiu, pasiimsiu salotų kokių induką, vien tik salotų ir eidams miegot salotų pavalgius, tada eisiu miegot. Paskui atsikėlęs jau matysiu, kas per situaciją, koks reisas šalia parduotuvė, jeigu matysiu, kad pasiskaičiuosiu, jeigu neužtenk nueisiu kažką dasipirksiu. Oi, tokia diena, nežinau. Poilsio daug nebuvo, bet pailsėjau normaliai iš tikrųjų. Dabar po piet pagulinėjau valandikę, nejau užmigti šurmulys namuose. Bet tokia turininga diena, atsikėliau. Pirms dalyks, kurį padariau, šokau į halatą, pasiėmiau rankšluostį, įtapkes ir į ežerą. Prie ežero, ne į ežerą. Pirmą prie ežero, tada į ežerą. Išsimaudžiau, pabuvau vandenį. Šiandien toks pasirodė vanduo šaltesnis, gal nežinau, gal kad tiesiai grinai už lovos realiai. Nuo to laiko, kai pramerkiau akis iš po miego, prie ežero buvau už kokį 15 minučių, gal dėl to pasirodė šaltesnis. Tai po to ką, video, bišk poilsio, bišk sporto ir viskas, į vėlį darbą. Niek čia stebuklinga neišgalvosi, kai reikia darbo. Sakė 6 pradėti, tai būsiu firmoje kažkur gal be 26, apsižiūrėsiu fūrą, jeigu reikia dulkės apsivalysiu, susitvarkysiu ir pradėsiu. Net nežinau, ką ten krausiu, žinau, kaip Borlangė. Bet sakė, ten pasikrauti kažkur Helsinborgė, tai bus matyti, tikiuosi nebus ten mėsmalės. Kažkur greit pasikrauti ir lėkti. Nes tuoj sutems. Tai ganėtinai taip keistai. Realiai dabar paskutiniai šviesos kadrai šviesoj. Po to šviesoj pafilmuosiu, kai galim sakyti, eisiu miegot ir kai atsikelsiu. Ir paskui vėl visą naktį grįžinėsiu tamsoj visiškai. Nu, toks laikmetis prasideda taip jau ir. Kur mašiną pastatyti. Arčiau, ką žinau, ne. Čia nėr. O, Jėzau, nėr. Kur mašinėlė? Fūra buvo čia. Bet atvažiavau, kaip sakant, atokiau. Nes ten tarp tų fūrų nei durų. Drons nukrito. O nesutižo, ką žinai, tai palengva krito. Gerai, biškį prasipučiau plaukus. Kaip taip žmonės nesusipranta, aš nesuprantu kartais. Nu po savęs pakėlė į šiknagį ir tas pustuks. Atidarė abidvės duris laukia, nelin. Užtrukau dabar lygiai 2 minutės, ką prapūsti. Ano šuns arba ano plaukus tiesiog nuo kilimo. Nežinau. Nevala. Kito žodžio aš nežinau. Dabar bišk žiūrėjau. O, skambint kažkas.
Musiaujo mama arba žmona, daugiau nieks manęs skambina. Mama. Nu va, pašneki 15 telefonų, pašneki 15 minučių ir viskas, su tema beveik. Tai pabaigiau, nepabaigiau sakyt, ar net nepradėjau. Mamai žinau, ką pasakau. Tai, net nepradėjau jums. Reisas aiškus. Į Borlangę dabar turiu per 3 vietas pasikrauti. 2 vietos Helsinborgė, šalia Helsinborgė ir Hylingės kaimuks, tenais dar dasikraut kažką. Borlangiai Ikoj per 2 rampas išsikraut ir dar šalia ten ir tokia firma Maser Frakt, į ją nuvežti vieną paletę irgi. Tai viską išsikrausiu rytoj ryte. Pagal viską, kaip suprantu, išsikrovims ir 6:30 ryto. O tai reiškia, kad mes neturim liekti akių išdegę, laiko turim, jeigu miegs eis, turim laiko sustoti, užmerkti akis ir pasvajoti. Ir rytoj išmiegojus Grengesberge Spendrups limonadų gamyklai, pasikrauti limonadų ir grįžti bazę. Tai jeigu nežiūrinti tai, ką naktinis reisas, tai bet šiaip easy toks reisiuks. Tai ganėtinai super, tai dabar lieku į klimatą. Pilns net nebūsiu, 23 palečių vietos klimate. Helsinborgiai terminalą vieną paletę užsuk, tai bus priekaba iš vis 24 ir toj Hylingiai rašo, kad ir 16 palečių, 10 tonų jos sveria, tai į mašiną tą 16 palečių susimesiu į visks ir šausim į Borlangę. Nu tai kelią neblogą. Vakar vieną podcastuką pažiūrėjau VTP. Praeitos savaitės, tai šiandien į viršų važiuodams turiu šios savaitės pažiūrėti podcastuką. Kažką dar sugalvosiu pasižiūrėti, paklausyti, tai turėtų neprailg dieną iš tikrųjų. Po biškį, nežinau, bet taip atleid. Paskutinį video matėt, bet žinau, aš kartais esu išprotėjęs, net ne kartais, aš toks esu visą laiką, bet kartais paumėtas tai, bet po biškį slūgst vėl. Užein kartais, pabanguoja kaip jūra mano mintis ir mano visa savijauta. Bulvės. Judesys vyksta tamsoje. Įsimečiau paletę sūrio. Viskas priekaba pakrauta. Priekabos priekį +10 padariau. Uždėjau sieną, užuolaidą vadinamą. Ir gale padariau +4 tai sūrio paletė. Viskas. Dabar važiuoti į tą Sitfrysą. Ten esu buvęs prieš daug metų, bet ten tada būdavo tik šaldiklis. Dabar ten ir dasistatė kažkas, liktais mačiau nuo kelio. Ir ten bus nešaldytos paletės, o temperatūrinės ten.
Kiek suprantu, kažkokie pieno produktai greičiausiai. Tai bus matyti. Kodas. Kodas neaišku. Nuo durų, nuo vartų, nuo visko. Surasim. Ne pirmas įgimės, kaip kurmiai išsirausam tas paletės visur. Kažkur čia būdavo senais laikais, tik nemanau, kad kažkas ir pakito dėl įvažiavimo. Bet. Tai pažiūrėsim. Šitaip su priekaba mandravuot biškį nepatink man, bet nėra ką padaryti. Tėvo vartai yra neuždaryti. Tai net nežinau. Važiuoju biškarčiau vanų. Eisi žiūrėti. Oi, blemba, kaip užknės. 4 dėžutės prie vartų. Viena iš jų mūsų. Dėžutė raktai. Nuo spinos. Dano kažko yra tagiuks. Tai dabar labai įdomu, kur ir kokią rampą. Ir kaip kas. Tai pirmąsyk čia bus įdomi. Tai musiau čia pavažiuosiu. Pasistatysiu mašiną. Blembački. Tai galvoju, kad čia, bet dabar ten žiūriu, kad ten ar ir kur išvažiuojate. Kažkaip čia įdomiai. Eina savo. Buvau nuėjęs pasižiūrėdama. Nežinau, bet čia išvažiuot bus juokingai, tik nereiks atbulų stumtis. Kažkokia nesąmonė. Ten prieki užtverta viskas, kažkokie vartai ir, bet aš nežinau. Šanus, aišku, pabandysiu atsidaryti, bet ten per daug aštrus kamps ir kad išlaužti dešinę. Čia viskas tvarkoja, kaip sakant. Buvau atvaręs, apsižiūrėjau. Dėl pasikraujimo viskas aišku. Pasikrausiu. Tuo 16 palečių mano tik. Tik dabar kažkaip biškiuką pilvą suk dėl išvažiavimo iš čia. Aišku, išvažiuosi, išsistumsi atbulą, jeigu ką, bet eismas didelis lengvikė. Būčiau žinojęs, būčiau priekabą kabinės kur nors su mašina atvažiavęs čia, nes mašina krausias. Ir važiavau kaip erėlis, su čia galva. Vienas kolega irgi pečiais traukė. Tai nuėjom atsidarėm vartus, aš matydavau visus tos raktus, nes man nebreiks. Tai nežinau. Čia niekaip neapsisuksi, neišlauši. Tai bandysiu ten užsimest zigzagą link tos geltonos mašinos. Ten kažkur už to pastato bandysiu apvažiuoti. Blecha mucha. Vėjai šitais, nu kas taip daro? Kas taip daro? Kas taip daro? Na jau. Skanijėlė. Naują skanijėlę vežu. Naują skanijėlę. Čia irgi ant garbės žodžio toks apsisukimas.
nežinau. Vietoj sukos. Bet kas tai padarė čia tos keikštais. Štais kažkas ir baisiau ir sukritęs biški. Vietoj apsisukau. Norit pažiūrėti. Ir priekabos galų. Wow. Nu. Bet viskas liktais gerai. O, gražiai skanėlė. Gražiai padaryta. Čia tokia vieta. Biški stresa buvo taip. Dabar kraujas tas paletės toksai. Aha, kaip čia daryti, kaip čia atbulų, nes va. Jeigu atbulų išvažiuojat, nenoriu jums ilgų šviesų, bet čia ir vartai. Ir čia gautum kampų išlaužti ten į tą sankryžą. Į ten, kur ta mašina suka subinę įkišti. Nu įmanoma, bet viskas yra įmanoma. Bet nieks nenori, kaip sakant, knistis. Все, segu diržą. Ir šaunu. Plans kaip ir gyvendins. Netgi su kaupu. Planau išvažiuoti 8, dabar į 58. Šviesa tunelio gale. O, Jėzus Marielė. Pirmą naktį, įsivaizduojat, kad daviau iki pauzės, pavalgiau, užvalgiau tropnį. Ir dabar prašnekėjau valandą laiko su švedu pažįstam. Wow, kiek aš nedaug metų pažįstu. Kad kaip keistai nuskambėtų, bet aš su tuo žmogum esu alaus gėręs, įsivaizduojat? Nu, kiek senai, žiauriai senai. Tai jis dabar dirb kitoj firmai, bet tą patį darbą. Tai mes su juo buvom susitikę Helsingborge, kai kroviaus. Ir, sako, susiskambinsim. Nu, aš taip laukiau, galvoju, neskambins, jau vėl, bet jau skambinu. Tai ir prašnekėjom dabar visą tą laiką. Seniau sono angliškai kalbėdavau, dabar švediškai. Tai pašnekėjom, man jau sako, nu, buvo malonu su tavim pašnekėti, sako, keista, sako, švediškai gali su tavim bendrauti. Nu, sakau, man irgi smagu, kad gali švediškai bendrauti ir treniruotis, nes žiauriai treniruojas. Kokio žodžio, ko nežinai, angliškai sakau, kaip tas žodis tas pasako, pakartoji. Taip va tą kalbą ir išmoksti. Kalbėdams, kaip sako, angliška geriausiai ir angliškas posakis, learning by doing, geriausia mokykla ir mokinės bedarydams, taip va lietuviškai skambėtų. Tai nežinau, mėgs iš tikrųjų nein bent jau kol kas, iki vietos dar grubiai geras 3 valandas, 3:20 kokie. Tai net nežinau. Jeigu taip neis mėgs, tai duosiu gazą, bet vietoj būsiu po 4 kokie 20, pusę 5 ryto. Išsikrovims 6:30. Bet aišku, reikia tą sūrio paletį išsikrauti, ten kai nuvažiuosi išsikrausi iškart, nesvarbu kelintą valandą. Tada pieną pasiklaus, gal anksčiau duotų iškrauti kažką tokį, nežinau, bus matyti. O gal net nedavažiuosiu, gal mėgs pradės imti ir stojusi kur nors pamėguoti kokiai valandikį ar pusantruose viskas, tada nuvažiuosiu jau laiko, bus matyti. Pradėjau žiūrėti vėl tie patys, tai reiks pabaigti tuos žiūrėti. Tai manau, ten, kol peržiūrėsiu tą podcastą, aš jau būsiu beveik vietai. Nu.
Fainiai pašnekėjom su to švedu, su Jonu. Taip kažkaip iškelė. Apie darbus, apie viską. Atvirom kortom, kur jis dirb, žinai, aš žinau. Tai paklausiau, kaip dirb, kaip kas, kiek uždirb, tai likau sužavėts toksai, o tiesiog tik uždirbė. Bet jis dirba tokiai firmai. Ta firma, vienu žodžiu, gaunas taip, nuomoj savo vairuotojus ekstra kažkur kitai firmai. Tarkim, aš dabar turiu savo transporto firmą, mano vairuotojai suserkits atostogose ir trūks vairuotojai, aš paskambinu tam Jono šefui ir sakau, man reikia vairuotojai šiandienai, nuvažiuoti, tarkim, į Stokholmą, Ir viskas. Jis tada atsiunčia Joną ir dirba. Tai jis dirba tokioje firmai. Kitaip tariant, ta firma, galim sakyti taip, savo transporto neturi, o vairuoja kitų firmų fūras. Tai jis dirba ir Norberge, kaip pavyzdį šiandien važiuoja į Stokholmą su Norbergo fūra. 2 kartus savaitę kitai firmai važiuoja, bet ten jau turi tokį kaip ir pastovų reisą ir grafiką. Tom dienom ekstra kartais važiuoja vienai, kitai firmai, vienu žodžiu. Ir tai toks gaunas aišku. Tu neturi nei savo ten kažkokios pastovios mašinos, daug visokių nežinomųjų, nes to pasakys, nuvažiuok į tą firmą, ten vėl fūrą susirasti, apsižiūrėti, kažkokia specifika, tvarka gal skirias, bet už tai gauna ekstra didesnį atlyginimą. Už tą visą nežinomybę ir taip toliau. Tai jo, kaip pasakė, alga kiek uždirb, taip ženkliai daugiau negu čia. Bet aišku, čia ramiau dirbi, tenais, kaip ir minėjau, daugiau streso ir. Tai va, kažkokias pievas pasakoju čia. Pirmą nakties vepeliuoju, vepizuoju. Važiuojam vienu žodžiu toliau ir link ryto skambėtų kvailai, nes prašvies tada, kai jau būsiu apsidirbęs. Bet tiek. Link rytojaus. Savo joks netėjom. Spėkit, kiek valandų. Išauš šiandien, neišauš. Ką? Žiūrėkit, kiek valandų yra. Funkcionuoja, kamera sens gaidys, ne kamera. Čia rodys gal. Kur čia ir koks laikrodis? Vo. Po 7:08, įsivaizduojat. Taip, aš sakiau. Apsidirbsiu, dar neprašvis. Eina savo. Į Borlangę atvažiavau 5:30 ryto. 5,5 valandas važiavau. 2 sykius teko stovėti į boksus. Pasikrauti baterijų. Bet da važiavau. Bet gerai. Nes atvažiavau, tą vieną paletikę išsimečiau greitai, tada atvariau, reikėjo biškį palaukti tą pieną išsikrauti, kol kraus tą pieną pro šalį ėjo daržovį ten tas darbuotojas iš tos pusės, kur daržovės išsikrauti, tai taip pum, viską ir įsikrauju. Būčiau
kaip sakant, važiavęs Alpės, atvažiavęs į galtiniam variantę, čia gavęs laukti. Tai su tokiais sustojimais. Tarp tų sustojimų ten irgi važiavau, muzikos klausiaus, bet dabar musiau net nepasakyčiau, kokią muziką klausiau. Žinau, kad buvo muzika. Rami tokia. Reikia eiti iki biltemos, į tualetą ir eiti iki kūpo. Noriu nusipirkti salotų. Nes noriu valgyti kažką, tai prieš mėgiuką salotų išausiu, manau, bus visai neblogai. Turėtų prašvist gali ant 8 kokių. Pavalgau. Parsinešiau salotyčią. Įsėdėjau biškį vištienos dar į vieną kiaušinuką. Ir daugiau salotos vien. Ale negal valgyti einant mėgos, bet tiek noriu valgyti. Gerai bus, gal ne šokoladą kokį valgys. Salotų biškį vištienos. Da biškį parasivaikščiau, jau viskas. Jau batareikos pasėda. Bet niek, numiksiu. Ir po pietų vėl bus normaliai. Link namų reisiuks toks kaip lengvesnis vis tiek, pasikrauti tik tais, biškį pavažiavusi, paskui grįžti. Tai. Susitiksim už kelių sekundžių. Vakar, labryt. Kam vakars, kam ryts. Sėdėjau toks nepilna valandikė dalykai iki pradžios. Iki Marino galvoju, kai pradėsiu dirbti, tada kažką filmuosiu. Bet čia į kolonėlę taip akį užmečiau 4. Žiūriu, kad čia toksai padaryt, riems viską. Toks matas. Kažkoks tai motociklo variklis įdėts. Nes girdas, kad kaip dvitaktis taip skambėtų, lyg ir, bet, sakau, dvitaktis 2 cilindrų, bet žiūriu, ką padaryti konstrukciją, toks kaip bagis vienvietis. Nuku, ketvirtadienio vakaras jau galim sakyti, jau tempt pradėjo. 8 kaip atsiguliau. Po 8:10 antro telefoną padėjau į šoną. Prasibūn, žiūriu, po 2:15. Tai viskas. Nes tualeto jūs norėjau, bet 6 valandas taip. Tiesiog buvau atsijungęs. Tai visai neblogai šitų valandų miego surinkau. Naktį per 2 sustojimus ten išėjo. Biškiuką virš valandos. Plius dieną 6. Visai nieka. Per parą vis tiek būsiu surinkęs 7-8 valandas miego. Kas jį visai neblogai. Dabar lauku 5 valandos. Tada sueis 9 valandų pauzė ir galės važiuoti po biškį link pietų, link namų. Pasikrauti ir viso. Ir grįžti. Susitiksim sekantį kartą Borlange. Išjudam. Penkios, pasikrovimą laiks 6 vakare.
Man iki vietos važiuoti apie 45-50 minučių. Tai kaip tik būsiu ant pasikrovimo, nurodyto pasikrovimo laiko, tai tikiuosi nereiks laukti nieką. Stumu mašiną prie rampas, o ne kai ką į kelnes. Varau krautis. Savo, kol nuvažiuosi, iki vietos bus tamsu. Sekmadienį pasisuks laikrodis, tai kitą savaitę tokiu laiku jau bus tamsu. Visiškai nieko gero. Vakariuks. Tai gražus miškiuks. Susirimavo, ne, vakariuks, tai gražus miškiuks. Švietims geras šitam parkingai. Taigi susimečiau 7 vakarą. Viskas. Važiuojam lauk. Kur duota kortelė įvažiavimo į vidų ir nuo durų. Taip įdomiai sustoji. Čia ir toks vamzdis. Kanalizacijos ant eini į apačią. Tai tu tiesiog išmeti čia tą kortelę. Bet aišku, prieš tai reikėjo atsidaryti. Užsigalvojau kažką. Eina savo. Dabar aišku neatsidarys. Ok, tu žaltys. Tai susimoriau. Ar atidarys moteriškė? O, atidarė. Šaunuolė. Ačiū. Lailek susimovė. Norėjau parodyti, kur tą kortelę išmesti, bet pirmą reikėjo atsidaryti vartus, bet neatsidariau. Eina, savo sutema visiškai. Visiškai sutema. O da tik 7 vakarą. Pro žemą veduką. Ir link namų. 4,5 per vidurį. Mašinos aukštis irgi 4,5. Tai žiūrėkit į veidrodėlį ir į viršų. Nelabai turbūt matos, bet... Oho, išdažyta galvelė. Back for the rest of my life. What would you do? Kur panaudojau kabliuką, jūs matot? Ha! O čia tai tunings. Jokių samariezų. Buvau pakabinęs čia ant laiptelių tą kvapuką. Bet kažkaip prie priekinio lango galvoju, kad daugiau skleis aromato. Pavalgiau. Pasidariau per draukelę, pusiaukelę. Pabiškiu judu link namų. Susidėliojau savo išeiginių dienų planą. Rytoj diena tokia diena paprasta, nes būsiu vis tiek nemegojęs naktį, tai bišk poilsio, bišto, biškano, po pietų į kirpyklą, tai tokia rami diena. Daug fizinio aktyvumo greičiausiai nebus, gal pasportuosiu. Šeštadienį bokso treniruotė, po to laiksiu šeimą.
Tada sekmadienį maudymasis ežere ir vėl treniruotė. Po to laik su šeima ir tada pirmadienis. Pirmadienį man dar bus laisva, bet kažkokių super planų jau neturiu. Tai greičiausiai tiesiog namuose kažką krapštysiuos, biškį fizinio aktyvumo ir tiek žinių. Nusimato tokios 4 laisvos. Tikiuos bus praleistos turiningai. O ką reiškia turiningai tokiu laikmečiu kaip rudenį, nes baisiai kažko jau nenuveiksi, tai man turiningai reiškia pabuvims namuose, poilsis, šeima ir fizinis aktyvumus. Kažkokio tai sporto biškutį judesio. Ir tiek žinių. Nu gal da su mocu reiks iškišt galvą kur nors. Dabar po paskutinio čia važiavimą nusiplojau viską jau garaže, netgi užsidėjau uždangalą ant moco, bet taip orus tos pasižiūriu, nu blemba, dienom plus 15. Aišku, vėjais, taram param, bet važiuoja gali pilnumoj. Tai nežinau. Tokių planų turi. Bus matyti, kaip kas ką. Šeštadienį galvoju, jeigu varysiu treniruoti, galvoju, gal pafilmuoti ką nors. Bus matyti, kaip šausi galvo šeštadienį rytą. Tai tiek. Tiek šį kartą norėjau jums pasakyti, papasakoti ir leku toliau iki bazės dar geros 4 valandas, tai paryčiais būsiu namuose. Biškį numikt, kol prašvis įkeltis, kad nepraras dienos. Čiau, hebrytė. Ačiū, kad žiūrit. Rimtai. Šiandien biškelį žiūrėjau. Ten bišksenos įrangos pavyko parduoti. Tai mikrofonai ir ten 2 mikrofonai. Tai mikrofonam, naujiem, jau ir, kaip sakant, surinkta 2,5 tūkstančio kronų. Kas yra visai neblogai, nedaug betrūkst. Tai, manau, blogiausiu atveju ant kalėdų dasimesiu ir pasidovanosiu pats savo viską dovaną. Ir dabar pradėjau galvoti, reikia žiūrėti kažką su tom kamerom. Nusipirkti vieną tą. Čia tik pasvarstymai mano, garsiai. Ačiū visiems, kas prisidedat prie mano veiklos ir čiau.